2026 m. vasaros sezonas jau pačiame įkarštyje ir milijonai turistų skrenda prie Viduržemio jūros. Tačiau už šio idealaus žydro paveikslėlio slepiasi tai, apie ką tyli kelionių organizatoriai. Viduržemio jūra oficialiai virto nematomų šiukšlių žemynu. Kol visi diskutuoja apie didžiąją Ramiojo vandenyno šiukšlių dėmę, ekologijos žurnalas Frontiers in Marine Science skelbia šokiruojančius duomenis. Mikroplastiko koncentracija Viduržemio jūroje yra 4 kartus didesnė nei Ramiajame vandenyne. Ir tai neplaukiantis buteliai, kurios galima lengvai surinkti, o koncentruota mikro ir nanoplastiko sriuba. Viso to priežastis – geografiniai spąstai. Kadangi Gibraltaro sąsiauris yra kritiškai siauras, normalus Viduržemio jūros ir atviro vandenyno vandenų maišymasis praktiškai nevyksta. Tarptautinės gamtos apsaugos sąjungos IUCN ataskaita Mare Plasticum patvirtina, vanduo čia yra užrakintas ir atsinaujina maždaug kas 100 metų. Visas plastikas dešimtmečiais bangų yra trinamas iki nano lygio. Paplūdimė šis nanoplastikas lengvai patenka į mūsų organizmą per odos poras, maudantis su jūros bryzu įkvepiant ir per vietinės jūrų gėrybės. Didžiausias pavojus yra tas, kad nanodalelės turi elektrostatinį krūvį. Dėl šio krūvio jos tarsi magnetas prisitraukia prie mūsų ląstelių membranų, pažeidžia jų balansą ir sukelia paslėptus vidinių organų uždegimus. Bet ar tai reiškia, kad reikia atšaukti 26 metų atostogas ir panikuoti? Ne, tačiau vertinkime situaciją blaiviai. Paprastas vienkartinių puodelių atsisakymas paplūdimėje ar popierinių indų pirkimas šios problemos jau nebeišspręs. Katastrofos mastas yra per didelis. Vienintelė reali išeitis šiandien – pasaulio visuomenės ir pirmaujančių tarptautinių mokslo bendruomenių dėmesio atkreipimas. Reikia pasaulinio planetos masto mokslininko konsiliumo ir griežtų reguliavimo įstatymo visoms Viduržemio jūros regiono šalims, kad ši katastrofa būtų sustabdyta valstybiniu lygiu. Ir kiekvienas iš mūsų gali tam turėti įtakos, pradėdamas nuo savo paties informuotumo. Jei norite giliai suprasti problemos mastą ir svarbiausia pamatyti raktą į jos visuotinį sprendimą, būtinai pažiūrėkite dokumentinį filmą Nanoplastikas – grėsmė gyvybei. Būtent jame mokslininkai pateikia aiškius atsakymus, kaip žmonijai išsigelbėti nuo šios nematomos grėsmės. Pasidalykite šio vaizdo įrašu su tais, su kuriais planuojate atostogas, apie tai reikia kalbėti garsiai. Ką manote? Lauksiu jūsų komentarų.